Taigi labas rytas, šiek tiek dienos impulso ir man ir jums pradedant dieną. Ir šioje gavėnioje kažkaip pastaruoju metu neišeina iš galvos yra prieš Evangeliją. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Tai pagalvojau apie žmonės, kurie meldžiasi. Ir kartais tokie lydi stereotipai. Jis nuplaukęs, išplaukęs. Jis meldžiasi, aš ne ant šios žemės. Bet jei malda yra santykis grindžiamas meilės santykis su Dievu, tai, Dievas tai nėra išplaukęs. Tai jis taip mus pamilo, jog atidavė savo viengimį sūnų. Ką tai reiškia? Tai vadinasi, kuo labiau aš meldžiuosi, tuo labiau aš esu tame dovanojimo, atsidavimo principe. Tai reiškia, esu tas, kuris greičiau myli, greičiau dovanoja, greičiau supranta. Tai kitaip tariant, besimeldžiantysis, kuris tikrai turi gyvą ir mylintį santykį su Dievu, jis vis labiau ir labiau yra ant žemės, o ne nuo žemės. Tad įsižeminkim, tai reiškia aukime maldoje, kuri grindžiama meilės santykiu. Dievas taip mus pamilo, jog atidavė savo viengimį sūnų. Palaimintas dienos.